Jūs susipažinsit su Panemunės pilimi, arba kiti ją vadina Vitėnų pilimi. Nu, bet kadangi jūs turit privilegiją tokį ir jūs tėvai leido, skyrė pinigų nusisamdyti gidą, tai jums filmuko nereik žiūrėti. Pačiupinėt galite, kad atsargiai neužsimeskit. Nepradėkit kapotis. Tai ir ten jau būdavo sudedami visi brangiausi dalykai, visi auksiniai, kažkokie indai, kažkokie aksomai, baldai brangiausi ir taip toliau. Tai aišku, dabar mes nieko neturim, bet galite užeiti. Čia jums tik tais pavarvinti seilę, žinokit. Tai yra pokylių salė. Nu ką, ir daugiau nieko negaliu pasakyti. Viskas jau žiūriu, jūs čia klausėt, ko reikia, ko nereikia. Pilis turėjo 4 bokštus, kiek dabar matot? Kur jūs 3 matot? Ai, ne, čia tais laikais picų nekepdavo, galit būti ramus, nieks neužsidegdavo, galit neit pažiūrėti, kur yra vipinės 2 vietos užpečky, kam įdomu. Tikra rupūžė, tikra, dar kartą kartuoju. Ji buvo gyva, užpilta ir va dabar tiesiog jau numirusi, bet gyva buvo tikra. Ar klausote manęs? Jau pavargot klausyt? Jau pabaiga, dar man 3 minutės duokit, tada galėsit paleisti mane. Palaukit, nepapasakojau dar, gerai? Bet tada mes dar suvenyrus. Viskas. Gerai, suvenyrai bus. Klauso, tu neįmesk atsargiai tos piniginės. O nebus už ką pirktų suvenyrų tada.